Pirmiausia, jas jungia lotyniško notariato principai ir požiūris, kad notaro vaidmuo yra itin svarbus užtikrinant teisės viršenybę civilinėje apyvartoje. Visiems Europos notarams svarbus profesijos stabilumas. Kita visiems notariatams svarbi tema yra notaro nešališko preventyvų teisingumą atliekančio asmens vaidmuo civiliniuose teisiniuose santykiuose. Visi sutarėme, kad notaro atliekama preventyvi kontrolė mažina ginčų teismuose skaičių, užtikrina valstybės registrų duomenų teisingumą ir patikimumą. Todėl ES notariatų taryba stebi svarstomus ES teisės aktų projektus, teikia savo pastabas ir pasiūlymus. Pastebime, kad ne tik Lietuvoje, bet ir kai kuriuose kitose šalyse notarams suteikiamos naujos funkcijos, paprastai perimant šias funkcijas iš teismų. Taip vyksta ne todėl, kad notarai turėtų per mažai funkcijų, tiesiog valstybė pasitiki notarais, jų darbo kokybę ir paveda jiems atlikti tas funkcijas, kurias gali atlikti valstybės įgalioti asmenys, taip mažinant teismų darbo krūvį. Vienas iš pagrindinių iššūkių visiems notariatams yra skaitmeninimas. Tačiau tai kartu yra ir naujos galimybės tiek klientams, tiek ir notarams. Galimybė atlikti notarinius veiksmus nuotoliniu būdu didina notarinių paslaugų prieinamumą. Informacinės technologijos dirbtinio intelekto panaudojimas gali palengvinti notaro darbą. Pavyzdžiui, pas mus šalyje e-notaras sistemoje esame įdiegę integraciją su automatizuota asmens tapatybės nustatymo sistema. Todėl atliekant notarinį veiksmą nuotoliniu būdu, automatiniu būdu palyginama asmens tapatybės dokumente esanti asmens nuotrauka su kliento veido atvaizdu prieš vaizdo kamerą. Labai svarbu užtikrinti ne tik saugų asmens tapatybės nustatymą, taip pat asmens duomenų ir privatumo išsaugojimą, saugų apsikeitimą notariniais dokumentais, dokumentų saugojimą. Naujosios technologijos suteikia naujų galimybių notaro profesijai, kuriomis reikia naudotis. Tačiau jos kelia ir rizikų, kurias būtina valdyti. Nepaisant sparčios informacinių technologijų plėtros ir procesų skaitmeninimo, būtina užtikrinti teisinį tikrumą. Ir čia labai svarbu vaidmenį atlieka notarai. Taip pat jau diskutuojame apie galimybes panaudoti dirbtinį intelektą, siekiant notarų darbo efektyvumo gerinimo, o ES notariatų taryba pernai organizavo pirmąją konferenciją dirbtinio intelekto tema. Šiais metais Vilniuje įvyks antroji konferencija, kurioje bus labiau gilinamas į duomenų strategijos, duomenų ekonomikos temas, nes duomenys yra dirbtinio intelekto kuras. Prieš kelias dienas Ukrainos notarų rūmų prezidentas, mano kolega ir draugas Volodymyras Marčenko atsiuntė kelias nuotraukas, kaip atrodo jo biuras po Rusijos raketų atakos Charkivo centre. Jam pasisekė, nors išdaužyti langai, geležinėse dėžėse buvę notaro archyvai išliko. Kitiems netoliese buvusiems notarų biurams padaryta didžiulė žala, o raketos taikiniu buvusi Teisės mokslo akademija sunaikinta. Sušaudytų, sudegintų notarų biurų vaizdus iš Ukrainos gauname nuo karo pradžios. Žinome apie sužeistus ir net žuvusius notarus, jų šeimos narius. Todėl parama Ukrainos notarams ir šalies notarų rūmams yra vienas iš Lietuvos pirmininkavimo prioritetų. Mūsų bendromis pastangomis 2022 m. kovo pradžioje buvo užtikrinta visos ES notariatų tarybos parama sprendimui skirti Ukrainos notarų rūmams stebėtojo statusą. Taip pat ES notariatų tarybos šalių iniciatyva pavyko priimti svarbų tarptautinės notariatų sąjungos sprendimą neribotam laikui sustabdyti Rusijos ir Baltarusijos notarų rūmų narystę šioje pasaulinėje organizacijoje.
Be to, teikiame finansinę pagalbą Ukrainos notarų rūmams per jų sukurtą labdaros ir paramos fondą Gelbėkime Ukrainos notarus ir jų šeimas. Ta paramą tęsime ir toliau. Rugsėjo 13 dieną Vilniuje vyks Lietuvos pirmininkavimo konferencija skirta Ukrainos notariatui palaikyti, kurioje pasidalinsim notariato profesijos vystymo ir stiprinimo patirtimi. Aptarsime tolimesnio bendradarbiavimo kryptis su Ukraina, kitomis narėmis, stebėtojomis ir valstybėmis ES notariatų tarybos partnerėmis.